Labą rytą. Labą rytą visiems, kurie atėjome jau į bažnyčią, kad nedaug, bet džiaugiuosi, kad salė nėra tuščia. Labą rytą tiems, kurie dar stebi mus per kitą galimybę atvertą, per Facebook ir kur nors kitur. Stebės vėliau, būkite pasveikinti šį šventadienį, pirmasis gavėnios sekmadienis, invokatyv, Biblijos eilute iš 1 Jono laiško 3 skyriaus 8. Todėl ir pasirodė Dievo sūnus, kad velnio darbus sugriautų. Taigi Dievas atsiuntė savo sūnų, kad tai, ką šioje žemėje ir mūsų gyvenime šėtonas pridirbo, būtų sunaikinta ir atsakyta tai, kas prarasta. Gavėnios laikas, apmąstymo laikas, Kristaus kančios, atpirkimo mūsų, tai, ką teko viešpačiui iškentėti ir ką teko patirti, kad mes turėtume atleidimą, amžiną gyvenimą. Mes sakom, kad mes išgelbėti esame malonė per tikėjimą. Atrodo, viskas labai paprasta ir lengva, bet viešpačiui tai nebuvo lengva. Tai buvo sunkus kelias ir tuo keliu viešpats praėjo vardan mūsų visų išganymų. Primenu, kad pamaldų metu dėvimos kaukės, einant šventos vakarinės dezinfekuojamos rankos ir einama tik tai po kelis, viena pusė, kita pusė, šeimos nariai kartu gali prieiti ir kunigas pamirko duoną taurėje ir paduoda į rankas ir jūs paimate į burną, jau atėję atsiklaupę kaukę nuimate ir galėtumėt priimti komuniją. Tokie reikalavimai, kurių mes laikomės karantino pamaldos. Na, o jas mes pradėsim viešpaties garbei su bendra giesme 282. 282, o Dieve mums nebūk rūstus. Thank you.
Sūnaus ir Šventosios dvasios. Mums padeda Viešpats Dievas. Kai išauksis manęs išklausysiu, būsiu su juo varge, išgelbėsiu ir pagerbsiu. Pasotinsiu jį ilgu amžiumi, pagirdysiu savo išganymu. Kas tik gyvena aukščiausiojo pastogėje, pasilieka visagalio pavėsį. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Pradėdami šias pamaldas, jo akise pasižeminę išpažinkime savo nuodėmes, tikėdami, kad Kristus už jas save paaukojo ir atpirko savo šventuoju krauju. Ypač tai svarbu, kai mes priimame Viešpaties sakramentą. Todėl kiekvienas savo širdyje pasižeminę, o po to savo bendra išpažinties malda, kuri yra 788 puslapį melsimės. Visagali Dieve, gailestingasis Tėve, aš, vargingas, nuodėmingas žmogus, išpažįstu tau visas savo nuodėmes, kuo esu nusidėjęs mintimis, žodžiais ir darbais, ir kuo esu nusipelnęs tavo rūstybei čia laikinai ir ten amžinai. Bet aš to širdingai gailiuosi ir meldžiu tavęs tavo didžios malonės ir tavo vienojo Sūnaus Jėzaus Kristaus, mano Viešpaties, sunkaus kentėjimo ir mirties dėliai, pasigailėk maloniai manęs vargingo nusidėjėlio ir atleisk man visas mano nuodėmes, bei suteik maloniai Šventosios Dvasios jėgų, kad galėčiau pasitaisyti. Amen. Savo nuodėmes tikėk, kad Viešpats Jėzus Kristus atidavė savo kūną ir praliejo savo šventąją kraują ir už tavo nuodėmes tai paliko šventos vakarienės sakramente, nuodėmių atleidimo, jei to tikime, išpažinkime, sakydami, tikiu. Tebūnie, kai tu įtikėjai, išpažinai, žmogus mato, kas regima akims, o Viešpats žvelgia giliau į mūsų širdis. Ir aš kaip Viešpaties pašauktas ir bažnyčios išvendytas Evangelijos tarnas skelbiu ir tau, kuris savo nuodėmes išpažįsti dėl jų gailėsi Dievo malonėmis su tavo nuodėmių atleidimu. Ir tai darau, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpaties ramybė visada tėvynė. Linktelėkim savo artimo ir ramybės linkėjimą. Avinėlis paaukotasis yra vertas imti garbę ir šlovę ir padėką amžinai. Oh
savo Sūnų mūsų Viešpatį Jėzų Kristų siuntei į šį pasaulį, sugriauti šėtono darbus, išlaikyk mumyse šį tikėjimą ir per šventąją dvasią maloningai padėk visuose gundymuose, kad iki pabaigos būtume apsaugoti nuo visų tavo žodžių priešų ir galiausiai taptume amžinai išgelbėti. Meldžiame to per tą patį tavo Sūnų Jėzų Kristų mūsų Viešpatį, kuris gyvena ir viešpatauja su tavimi ir šventąja dvasia, vienas Dievas per amžių amžius. Susėskime Dievo žodžio klausymą. Pasiklausykite šiai dienai skirto skaitinio iš Senojo testamento pradžios knygos 3 skyriaus. O žaltys buvo sumanesnis už visus kitus laukinius gyvūnus, kuriuos Viešpats Dievas buvo padaręs. Jis paklausė moterį: ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode? Moteris atsakė žalčiui: sodo medžių vaisius mes galime valgyti, tik apie vaisių to medžio, kuris sodo viduryje, Dievas sakė, nuo jo nevalgysite, nei jį liesite, kad nemirtumėte. Bet žaltys vėl tarė moteriai: jūs tikrai nemirsite. Ne, Dievas gerai žino, kad atsivers jums akis, kai tik jo užvalgysite, ir būsite kaip Dievas, žinantis, kas gera ir kas pikta. Kai moteris pamatė, kad tas medis geras maistui, kad jis žavus akims ir kad tas medis žada duoti išminties, jis skynėsi jo vaisių ir davė. Davė ir savo vyrui, buvusiam su ja. Ir šis valgė. Tuomet abiejų akys atsivėrė ir jiedu suprato esą nuogi. Jie susisiuvo figmedžio lapus ir pasidarė juosmens aprišalus. Išgirdę Viešpatį Dievą vaikščiojantį sode, pavakario vėjeliui dvelkiant, žmogus ir jo žmona pasislėpė nuo Viešpaties Dievo veido tarp sodo medžių. Bet Viešpats Dievas pašaukė žmogų ir paklausė: kur tu? Jis atsiliepė: išgirdau tave vaikščiojantį sode ir nusigundau, nes buvau nuogas, todėl pasislėpiau. Dievas jo klausė: o kasgi tau pasakė, kad tu nuogas? Gal valgei vaisių nuo medžio, kurio vaisių buvau tau įsakęs nevalgyti? Žmogus atsakė: moteris, kurią tu man davei būti su manimi, davė man vaisių nuo to medžio. Aš ir valgiau. Viešpats Dievas kreipėsi į moterį: kodėl taip padarei? Moteris atsakė: žaltys mane apgavo, aš ir valgiau. Viešpats Dievas tarė žalčiui: kadangi tu tai padarei, esi prakeiktas tarp visų gyvulių ir tarp visų žvėrių. Ant pilvo šliaužiosi ir dulkės ėsi visą savo gyvenimo dienas. Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo ainijos ir jos ainijos. Ji trupins tau galvą, o tu kirsi jai į kulną. O moteriai jis tarė: aš padauginsiu tavo skausmus per nėštumą. Skausme gimdysi vaikus, bet aistringai geisi savo vyro, o jis valdys tave. O žmogui jis tarė: kadangi tu paklausei savo žmonos balso ir valgiai nuo medžio, apie kurį buvau tau įsakęs, nuo jo nevalgysi. Tebūna už tai prakeikta žemė, triūsų maitinsies iš jos visas savo gyvenimo dienas. Erškėčius ir usnis jį tau želdins, maitinsies laukų augalais. Savo veido prakaitų valgysi duoną, kol sugrįši žemėn, nes iš jos buvai paimtas. Juk dulkė esi ir į dulkę sugrįši. Žmogus pavadino savo žmoną Ieva, nes ji buvo visų gyvųjų motina. Viešpats Dievas padarė drabužius iš kailių žmogui bei jo žmonai ir aprengė juos. Tuomet Viešpats Dievas tarė: tik pažiūrėk. Žmogus tapo kaip vienas iš mūsų, žinantis gerą ir piktą, kad jis kartais neištiestų rankos, nepasiimtų ir nuo gyvybės medžio,
nevalgytų ir negyventų amžinai. Todėl Viešpats Dievas išsiuntė jį iš Edeno sodo dirbti žemės, iš kurios buvo paimtas. Išvarė žmogų, jis pastatė į rytus nuo Edeno sodo kerubus ir liepsna švitruojanti kalaviją, kelio prie gyvybės medžio saugoti. Amen. Tai Dievo žodis. Girdime 399 du posmus, krikščionės trukdas kryžlys, pirmą ir antrą posmus, 399. Mes turime didį vyriausiąjį kunigą, praėjusi pro dangus, Dievo sūnų Jėzų. Taigi tvirtai laikykimės tikėjimo išpažinimo. Mes jau turime ne tokį vyriausiąjį kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, o kaip ir mes visai gundyta, tačiau nenusidėjusi. Todėl visiškai pasitikėdami, artikimės prie malonių sosto, kad patirtume gailestingumą ir rastume malonę gauti pagalbą deramų laikų. Amen. Tai Dievo žodis. Dėkojame Dievui. Jis išgelbėjo mus iš tamsybių valdžios ir perkėlė į savo mylimojo sūnaus karalystę. Amen. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos, užrašytos evangelisto Mato, 4 perskirimas eilutės nuo 1 iki 11. Paskui Jėzus buvo dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Išpasninkavęs 40 dienų ir 40 naktų, jis buvo labai alkanas. Prie jo prisiartino gundytojas ir tarė: Jei tu Dievo sūnus, liep, kad šitie akmenys pavirstų duona. Bet Jėzus atsakė: parašyta, žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Tada velnias jį paima į šventąjį miestą, pastato ant šventyklos šelmens ir sako: jei tu Dievo sūnus, pulk žemyn, nes parašyta, jis lieps savo angelams globoti tave ir jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį. Jėzus jam atsako: taip pat parašyta, negundyk viešpaties savo Dievo. Velnias vėl paima jį į labai aukštą kalną ir rodydamas viso pasaulio karalystes bei jų didybę, tarė:
Visą tai aš tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane. Tada Jėzus atsako, eik šalin, šėtonė, juk parašyta, viešpatį savo Dievą tegarbink ir jam vienam tetarnauk. Tuomet velnias nuo jo atsitraukė, štai angelai prisiartino ir jam tarnavo. Amen, tai viešpaties žodis. Šlovė tau, Kristau. O dabar kartu išpažinkime tikėjimą, kuriuo buvome pakrikštyti. Apaštališko tikėjimo išpažinimo žodžiais kartu tardami. Tikiu Dievą Tėvą, visagalį dangaus ir žemės sukūrėją, ir Jėzų Kristų vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo įkaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarą, trečią dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu šventąją dvasią, šventąją visuotinę krikščionių bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen. Sėskime ir toliau giedokime pradėtos 399 nuo 3 posmo. Tariau, pasilgnas kūdikis, tokie mes esame žmonės, iki galo.
viešpaties Jėzaus Kristaus teesie ir tepasilieka su jumis visais. Šio sekmadienio apmąstymui parinkau žodžius iš Mato Evangelijos 6 skyriaus 16 ir 18 ir 9 skyriaus 14-15 eilutes. Pasiklausykime. Kai pasnikaujate, nebūkite paniurę, kaip veidmainiai. Jie perkreipia veidus, kad žmonės matytų juos pasnikaujant. Iš tiesų sakau jums, jie jau atsiėmė užmokestį. O tu, pasnikaudamas, pasitepk aliejumi galvą ir nusiprausk veidą, kad ne žmonėms rodytumeis pasnikaujas, bet savo tėvui, kuris yra slaptoje, ir tavo tėvas regintis slaptoje tau atlygins. Tada priėjo Jono mokiniai ir paklausė, kodėl mes ir fariziejai pasnikaujame, o tavo mokiniai nepasnikauja. Jėzus atsakė, argi gali vestuvininkai gedėti, kol su jais yra jaunikis. Ateis dienos, kai jaunikis iš jų bus atimtas ir tada jie pasnikaus. Amen. Tai viešpaties žodis. Amen. Tau, Kristau. Meldžiame per savo žodį, kurį mums šiandien siuntei, sustiprink mūsų tikėjimą ir paruošk mus viešpatie nuoširdžiam tarnavimui, nuoširdžiam gyvenimui, tavo šlovė, tavo garbei. Kad ir šis gavėnios laikas būtų mums viešpatie niekas kita, kaip noras pažinti labiau tavo meilę, įsigilinti į tavo kančias ir priimti tavo dovanotą mums atpirkimą. To prašom Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Susėskime ir bandykime šitą išgirsti iš Dievo žodžio. Nuo šios savaitės trečiadienio Kalėdų dienos prasidėjo ilgiausias liturginis laikotarpis gavėnia, kurį vainikuos viešpaties prisikėlimas Velykų šventės. Pirmasis šio laikotarpio sekmadienis mums primena, kad mes visi esame gundomi. To neišvengė Adomas ir Ieva, tai patyrė ir naujasis Adomas Jėzus Kristus. Tai mes girdėjome Evangelijoje. Gundymai kasdienės kliūtis siekiant šventumo, teisingo gyvenimo pagal Dievo valią. Šėtonas lyg yra jau nugalėtas, tačiau jam dar palikta laiko vėl vaikus pulti. Jis mano panašiai, o gal pasiseks, gal kas apsileis, suabejos, suklups ir vėl jis bus mano rankos. Gundymai vyksta visose gyvenimo sferose. Kai mes tik tai leidžiam savajam aš užimti Dievo vietą mūsų gyvenimus. Praeitą sekmadienį diakono pamoksle jau mes girdėjom, kad šėtonas mūsų tyko visur, vos tik išėjus iš bažnyčios. Visiškai tam pritariu ir galiu tik tadėti, kad jis kartais gundo mus ir pačioj bažnyčiai. Tad šiandien kiek pakalbėsime apie priemonės galinčias atremti piktojo atakas. Šiam pamokslui pasirinkau Mato Evangelijos 6 ir 9 skyriaus ištraukas, kurios buvo skirtos Kalėdų dienai, mes pamaldų neturėjome, gal kas stebėjote pamaldas iš kitų bažnyčių, Vilniaus, kur pats vyskupas vedė, ar Tauragės. Jėzus aptaria dar vieną religinio veidmainiavimo formą. Jas smerkdamas. Tai sąmoningos pastangos parodyti save pasnikaujančiu žmogumi. Tai darydami žmonės elgdavosi kiek keistai. Jie iškreidavo savo veidus,
atrodydavo lyg nuvargę, liūdni. Tačiau Jėzus sako, kad toks elgesys yra nevykęs, gal net juokingas. Jis neteikia jokios naudos, nei Dievo garbės, nei mums kažką naudinga. Nepasirodyti esąs šventas, maldingas, dosnus turi būti žmogus. Tokiam jam reikia būti tikrovėje. Viskas turi būti ne dėl akių slaptoje, žinant tik viešpačiui. Pasitepti galvą aliejumi, nusiprausti veidą reikštų elgtis įprastai, neįsiskirti kažkuo, kad tu pasninkauji. Pakanka viena, tai žino Dievas. Jo duodamas atlygis bus geresnis, geriausias, nes ne žmonės mums atlygins už tai, ką mes darome. Aš prisimenu iš savo gyvenimo, kai sovietų kariuomenėje melsdavosi dažnai naktį atsigulęs, užsiklojęs antklodę ant galvos, kad niekas nelabai mane dėmesį kreiptų. Ir žinot, niekas nesityčiojo, nors buvo, kai tyčiojamasi sovietų kariuomenė, ypač iš tikinčių žmonių. Tačiau draugai man pasakė, mes žinome, kad tu meldiesi. Ir tokia malda, slapta malda, vis dėlto buvo išklausyta, Viešpats sustiprindavo mano širdį ir davė drąsos toliau eiti tuo išbandymo keliu. Jėzus matė daug veidmainystės fariziejų tarpe šiuo klausimu. Todėl aptarkime, koks neturėtų būti pasninkas, kaip juo naudotis, ką jis reiškia žmogui. Pasninkas yra sena dvasinė praktika, dar gyvavusi krikščionybės judaizme. Ir buvo skirta mėnesio diena, kada žmogus turi pasnikauti. Pasnikaudavo įvairiausių problemų esant atveju, gedulo metu pasnikaudavo. O vėliau fariziejai, kaip žinome Evangelijose, pasnikaudavo 2 kartus per savaitę. Asketiškumas, atsisakymas tenkinti fizinį apetitą sutinkamas ir kitose pasaulio religijose – budizme, hinduizme ir panašiai. Pasnikas gali būti savarankiškas, savanoriškas ir priverstinis dėl tam tikrų aplinkybių. Pasnikavo fariziejai, Jono mokiniai, bet kaip šiandien girdėjome, Jėzaus mokiniai to nedarė. Naujojo testamente pasninkas siejamas, kaip minėjau, su gedulu ir malda. Dažniausiai tai eina kartu, kad galėtume gauti geresnį supratimą apie Dievo valią. Turime ir Senojo testamento ne vieną pavyzdį. Aš tik keletą noriu paminėti. Vienas ryškus, tai yra Jonos knygoje apie Ninevės miesto gyventojus, jų pasninką. Kai jie sužinojo iš pranašo apie Dievo sumanymą už nuodėmes Ninevę sunaikinti, karalius įsakė visiems pasnikauti. Tai darė ir pats karalius. Ir kas įvyko? Dievas to, ką buvo numatęs, nepadarė. Jis pakeitė savo sumanymą Ninevės miesto naudai. Antro metraščių knygoje 20 skyriuje kalbama apie Jozapatą, kuris iš baimės dėl priešų puolimo paskelbė visam Judui pasninką. Malda, pasninkas ir pasitikėjimas Dievu išgelbėjo Judą. Vėliau buvo švenčiama džiugi pergalė. O jau kažkada čia netaip seniai skaitėme Izaijo 58 skyrius, kalba apie pasninką, kokio Dievas nevertina ir kokio Dievas tikisi iš žmonių. Jo netenkina dirbtinis, parodomasis pasninko praktikavimas. Dievas tikisi vidinio žmogaus pasikeitimo. Reikia keisti požiūrį į artimą, neskriausti, neišnaudoti, padėti, užjausti,
parodyti žmogui artimui gailestingumo. O kas yra artimas, reikėtų pasakyti, kas yra brolis, sesuo, vyras, žmona. Artimas yra tas, kas yra šalia tavęs. Ką tu sutinki kelyje ar bet kur. Tu gali visiškai to žmogaus nepažinti, bet tu gali būti artimas jam, mes tai puikiai žinome iš gailestingojo Samariečio palyginimo. Taigi išorinis pasninkas be vidinės atgailos pasikvietimo niekur neveda. Dievui nereikia mūsų pasninkų, jam reikia mūsų širdžių, gebančių daryti tai, kas yra gera. Turbūt tai yra tikras gavėnios pasninko, tikra gavėnios pasninko esmė. Čia norėčiau dar pacituoti Tobito knygos 1:12 skyriaus 8 eilutę, kurioje sakoma: melskis ir pasnikauti gera, bet geriau už tai išmalda ir teisumas. Jau minėjau, kad nežiūrint senos žydų praktikos, Jėzus nereikalavo savo mokinių tai daryti. Gal viena tų priežasčių ir buvo tas netikras, veidmainiškas, pardomasis pasninkavimas, kurį vaizdavo ypač fariziejai, su kuriais Jėzus dažnai konfliktuodavo. Skirtingai į pasninką žiūri ir bažnyčia. Skirtingai moko bei praktikas turi bažnyčia. Pavyzdžiui, kiečiausia turbūt šio klausimo yra stačiatikių. Jiems prasideda, kai ateina gavėnia, ilgas, sunkus pasninkas, kurie laikosi bažnyčios tvarkos, ne tik mėsos, bet ir kitų gyvulinių produktų, pieno produktų valgyti negali iki pat Velykų. Kopūstai, bulvės, kruopos, grybai ir panašūs dalykai yra kasdienis maistas. Romos katalikai daugiau laikosi penktadienio pasninko, nevalgyti mėsos. Na, o evangelikai dažnai turbūt visai yra pamiršę, kas tas pasninkas. Yra kalbama atsisakyti per gavėnią kažko, kas patinka, ką mes mėgstame. Čia toks naujas dalykas. Tai gali būti gavėnė be saldumynų, be televizoriaus, be muzikos, be vyno, be alaus, gal ir be sekso. Žmonės apsisprendžia, ko jie nori atsisakyti tolame laikotarpyje, kad galėtų labiau pamastyti apie tai, kas per gavėnią kalbama ir sakoma. Būna be abejo individualių praktikų, kai, pavyzdžiui, žmonės patys nusprendžia, kad jie pasnikaus. Kartą savaitėje, dažniausiai tai pasirenkama penktadienio pasninkas. Man tarnaujant Biržų krašte, suminėjęs Papilio parapijoje, aš turėjau vieną sesę, kuri visą laiką pasninkaudavo penktadienį. Ir kai laikydavau ją su šventąją vakarienę, visada sakydavo: kunigėlė, tik penktadienį pas mane atvažiuoja. Priims komuniją, dzingt į savo kambarėlį ir viskas. Nei ar kavos gers, nei arbatos, nieko jokio. Viskas į toliau pasnikavo. Tai buvo labai gražus pavyzdys ir gaila, kad turbūt parapijoje viena tokia buvo parapijietė, kuri tai darė. O kyla klausimas, ar nevalgymas, ką nors atsisakymas yra jau pasninkas. Jėzus sako, ko nereikėtų daryti. Pasnikauti dėl akių, siekiant parodyti kitiems, koks kietas tu esi krikščionis, tikrai nereikia. Pasninkas nėra kažką prieš kitus parodyti. Pasnikaujama, kai norima kažko gauti iš Dievo. Taigi esame raginami pasninką ir maldą naudoti lygiagrečiai kartu tam tikrai dvasiniai pratimai. Nors nėra aiškaus nurodymo Naujam testamente, kad tai daryti reikia, bet esame skatinami apie tai mąstyti. Pasninkas gali padėti maldos gyvenimui, pašalinti tam tikrą nuobodulį, mieguistumą.
Pasninkas padeda sunkiu metu, kai norim suprasti Dievo valią. Jis skatina savai drausmę, valios ugdymą. Aišku, ir medicina, medikai pridėtų, jeigu mes pasnikautume visą gavėnią, tai mes turėtume tam tikrą kūno apsivalymą. Ir tokių toksinų, gal ir panašių dalykų būtų kūne mažiau, jeigu mes tikrai atsisakytume ten gyvulinių produktų, kaip sakėti, kaip mėsos ir panašiai. Taigi, kūnai tikrai naudos būtų. Taigi, mes turim būti motyvuoti, norinti Dievui patikti. Jėzaus mokiniai apaštalai irgi vėliau pasnikaus, kai nebebus Jėzaus. Kai bus tam tikri sunkumai, išbandymai, kada reikės priimti rimtus sprendimus, arba kaip čia vyskupas sakė, per Pelenų dieną pamoksle, kada reikės išrinkti vyresniuosius kunigus, tada apaštalai pasnikauja. Bet atėjo pasninkas neturi tiesioginio ryšio su žmogaus išganymu, išgelbėjimu. Tu nebūsi išganytas dėl to, kad praktikuoji pasninką. Luko Evangelijos 18 skyriaus 12-14 eilutėse rašoma apie žmogų, kuris sako pasninkaujantis 2 kartus per savaitę. Fariziejus. Bet išteisinimo iš Dievo tai jam nesuteikia. Pasninkas yra asmens ir Dievo reikalas. Praktikuodami jį, pamatysime teisingų galbūt pokyčių savo gyvenime. Aš esu pasnikavęs keletą dienų, kad galėčiau labiau susikoncentruoti į maldą, užsergiantį žmogų ir galiu drąsiai pasakyti, tikrai tai padėjo. Ir duoda rezultatą. Po maldos žmogus laikinai pasveiko, keletą mėnesių dar gyveno, džiaugiamės ir galėjome aplankyti, pasidžiaugti, bet vėliau atėjo laikas iškeliauti. Pasninkas ir malda tai dvasiniai ginklai, kuriuos turime kartus vienu metu naudoti. Galime nugalėti piktojo strėles. Prisiminkime istoriją, kaip Jėzaus mokiniai nepajėgė išgydyti žmogaus, o Jėzus jį išgydė. Kai Jėzus tai padarė, išlaisvino žmogų, jis pasakė, kad šita veislė neišvaroma jokių kitų būdų, tik pasninkų ir malda. Taigi pasninkas neturėtų būti dar vienas įsakymas, kurį žmogui būtų sunku išpildyti. Pasninkas yra priemonė siekti asmeninio gilesnio ryšio maldoje su Viešpačiu. Ir turbūt vargu, ar kiekvienas žmogus tai gali daryti. Jeigu jam labai sunku ir iš prievartos daryti, turbūt nebus jokios naudos. Todėl nemanau, kad tai yra privaloma. Bet jeigu tu esi toks sąmoningas, esi taip nusiteikęs, kad tu prisimeni Viešpas tiek iškentėjo, tiek pasnikavo dėl tavęs, tai aš dabar papasnikausiu per šitą gavėnią. Tada jau viskas gerai. Daug pasninkauja atsiskyrėliai, vienuoliai, vesdami griežtą asketinį gyvenimą. Galėtume sakyti, asketinį maldos gyvenimą. Galbūt daugam pakanka žinoti, kad Jėzus su mumis yra šiandien. Jono mokiniams Jėzus paaiškino, kodėl jo mokiniai nepasninkauja. Argi vestuvininkai gedi, kai su jais yra jaunikis. Bet ateis tokios dienos, kai be pasninko bus neįmanoma. Tada būtinai ir mokiniai, ir mes galėsime pabandyti pasninko svarbą ir įtaką. Nei nejaučiame Jėzaus buvimo savo gyvenime, turbūt būtų pats laikas pasninkui ir maldai. Šiais ginklais atgauti tai, ką mes pametėm, išbarstėm, ką šėtonas iš mūsų yra pagrobęs. Gavėnios tikslas labiau įsigilinti į kainą, kuris sumokėta mūsų išganymo dėka.
Ji primena, kad ta Dievo malonės dovana neatiteko šiaip savo. Jėzus turėjo daug kentėti, daug ko išsižadėti, visos šlovės ir garbės dieviškosios, tapti, galėtume sakyti, dulke ir pelenais, mirti, pralieti savo kraują ant kryžiaus Golgotoje. Kyla klausimas. Tad šiandieną, pradedant gavėnią, pirmuoju sekmadieniu, o kaip mes praleisime ją? Ar šitas laikotarpis nieko nesiskirs nuo kitų dienų? Gal sušvelnėjus karantinui bandysim kūniškai atsigriebti? Krikščionims reikėtų apie tai mąstyti. Linksmybių pasiilgusio pasaulio mes nepriversim nei melstis, nei pasninkauti. Jie ieškos pramogų, kartu su jom, gal ir tų virusų pasigaus, bet gal galime pradėti tai nuo savęs, nes krikščionių bažnyčia turi prisiminti, ką Viešpats sako. Turi prisiminti Golgotą, turi prisiminti šitą kančios kelią ir prisiminti maldą, pasninką, šitą laikotarpį, kuris galbūt mums padės labiau suprasti, išgyventi tą Golgotos kelią, kad ateitų džiaugsmingas tikrai pavasaris į žmogaus širdį, kada mes švęsime Kristaus prisikėlimą. Tad to linkėčiau, kad mes mokėtume šitą laiką priimti mūsų visų dvasiniam naudingumui, tobulėjimui ir augimui. Viešpats Dievas mums tai padės. Amen. Jo žodis sako, palaiminti mirusiai, kurie miršta Viešpatyje, dvasia kalba, jis ilsis po savo vargų, jų darbai seka juos. Amen. Atėjome kaip svečiai šitą žemę ir buvome maloniai priimti. Jau išeini, pabūk dar nesutemę, tai trūks manęs, tavęs, neliki praeitį. Šiandieną artimieji prisimena iškeliavusius savo mirusiuosius. Dukterėčia Laima su artimaisiais prisimena prieš 10 metų mirusią tetą Mariją Butinaitę, palaidotą Degučių kapinėse. Taip pat prisimena 2010-aisiais mirusią savo mamą Mariją Hertą Dvarvytienę, palaidotą Juknaičiuose. Taip pat prisimena savo tetą Miną Buivienę, taip pat prieš 10 metų iškeliavusiai besiilsinčią Degučių kapinėse. Taip pat ir savo mirusius senelius Martyną ir Betą Bumbučius, kurie taip pat palaidoti Degučiuose. Taigi jų artimieji bus prisimenami su giesme, kurią skaitysime ir paskutinius 2 posmus giedosime. 508. 508 giedame sustoję. O Viešpatie žinau gerai, kad mirti aš turėsiu, bet kaip jį aplankys čionai ir kaip jį pergalėsiu. Suvokti niekaip negaliu, nes tai valdai tik vienas tu, čia viskas tavo valia. Aš sielą tai jaučiu visai, kaip tu mane vedžioji ir tave vieną visada širdį savoje nešioji. Žinodamas, kad vienas tu mane nuplovei nuo kančių ir dangų man laimėjai. O Jėzau, aš tave meldžiu, padėti man kovoti, pasitikint šventų žodžiu pagalbos nestokoti, įsilaikyti daug prie jo, kol siela iš pasaulio šio turės į dangų eiti. Ir giedame 4. ir 5. posmus.
Visagalis Viešpatie Dieve, gailestingasis mūsų Tėve, su viltim ir tikėjimu ateiname šią atminimo valandą prie Tavęs, minėdami, kad esame dulkės ir pelenai, kad esame mirtingi, laikini šioje žemėje. Tokie buvo ir tie, kuriuos šiandien prisimename. Tačiau mes žinome, kad žmogus yra nemirtingas ir gyvas savo esybę. Mes esame pašaukti ne tik fiziniam, sieliniam, kūniškam gyvenimui, taip pat ir dvasiniam. Ir kai kūnas miršta, kai siela skiriasi, dvasia grįžta pas tą, kuris ją davė, pas Dievą. Ir mes tikime, kad tas sugrįžimas yra džiaugsmingas ir palaimintas Dievo vaikams, nes mes susitinkame su tuo, kuris mūsų tvėrė ir mūsų atpirko. Todėl dėkojame už tą viltį ir tikėjimą. Ir pavedam Viešpatie Tavo amžinai maloniai tuos, kuriuos šiandien prisimenam. Mariją, Mariją Hertą, Miną, Martyną ir Bertą. Viešpatie, dėkojame už jų gyvenimą, už jų tarnavimą, už jų meilę, kurią mes patyrėme ir gavome. Ir tikim, Viešpatie, ateis didi diena, kai Tu prikelsi šlovingam amžinajam gyvenimui savo vaikus. Tad išlaikyk pasilikusius tikėjime, viltį ir meilėje. Padrąsink ir išklausyk, Viešpatie, mūsų maldas ir palaimink mūsų malonę ir ramybę. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Ir Dievo žodis mums byloja. Aš nužengiau iš dangaus vykdyti ne savo valios, bet valios to, kuris mane siuntė. O mano siuntėjo valia reikalauja, kad nepražudyčiau nė vieno, kuris man pavedė, bet kad prikelčiau juos paskutinėje dieną. Tokia mano Tėvo valia, kad kiekvienas, kuris regi Sūnų ir tiki jį, turėtų amžinai gyvenimą, todėl aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Amen. Sustiprina Viešpats savo žodžiu artimųjų širdis. Ačiū visiems, prašom sėskite. Dabar surinksime rinkliavą, prisidėdami prie parapijos reikmių. Dirbkime tai su džiaugsmu, nes Dievo žodis sako, džiaugsminga davėja Viešpats myli. Viešpatie Dieve, dėkojame Tau už bažnyčią, kurią Tu įkūrei ir išlaikai. Dėkojame, kad galime vėl susirinkti Tavo garbei, kad ir nedidelė grupėje, bet Viešpatie prašom išlaikyti ir palaiminti. Ir palaimink šias aukas, kurias aukojam Tavo garbei, kad jos tarnautų bažnyčios labui. Ir laimink kiekvieną džiaugsmingą davėją per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Giedame 401 giesmės. Pirmosius 5 posmus ir 2 paliksim pabaigai. 401 sielas tenkis visada melstis ir budėti. Pirmosius 5, po to Viešpaties vakarienės liturgija.
siekėsi visose vietose tau dėkoti per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, kurio dėka tu mūsų pasigaili, mūsų nuodėmes atleidi ir amžiną gyvenimą pažadė. Todėl mes kartu su visais angelais ir dangaus pulkais tau amžinai šlovei, garbės giesmę giedame. Mūsų išganytojas Jėzus Kristus, tą naktį, kuriais buvo išduotas, paėmė duoną. Sukalbėjęs padėkos maldą, jis ją laužė ir davė savo mokiniams, sakydamas: imkite ir valgykite, tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Tai darykite mano atminimui. Suvienik visus, kurie dalysis Kristaus kūnu ir krauju, tikėjimo vienybėje, meilės bendrystėje ir tavo šlovėje viltyje. Visa kita mes meldžiame, prašom, maldoji, kurie tu mus išmokė, viešpaties vardu. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie
tavo valia ir danguje, ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neves mūsų į pagundą, bet gelbėk mus nuo pikto, nes tavo yra karalystė ir galybė ir garbė per amžius. Amen. Duona, kurią mes laužome, argi tai nėra bendrystė Kristaus kūne, ir laiminimo taurė, kurią mes laiminama, argi tai nėra bendrystė Kristaus kraujyje.
Jėzus Kristus sako, kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Tai visi sustiprinti Kristaus kūno ir krauju, būkite verti jo atpirkimo. Eikite viešpaties ramybėje. Amen. Dėkokite viešpačiui, nes jis yra geras. Viešpatie, mes čia susirinkome šiandien pašlovinti ir pagarbinti Tave. Ir mes dėkojame, kad vėl galime rinktis į bažnyčią, vėl galime bendrystėje, Viešpatie, melstis ir dėkoti Tau už visas Tavo palaimas, kurias Tu mums teiki. Viešpatie Dieve, dėkojame už mūsų bažnyčią, dėkojame už konsistoriją, dėkojame už mūsų vyskupą Mindaugą, už mūsų kunigą Reinkoldą, dėkojame už visus mūsų bažnyčioje tarnaujančius kunigus. Dieve Tėve, globok juos ir jų šeimas, laimink jų tarnavimą ir suteik šventosios dvasios jėgų skelbti Tavo žodį ir teikti Tavo šventuosius sakramentus. Taip pat Viešpatie laimink ir mes dėkojame už visus tarnaujančius mūsų parapiją. Laimink tarybą ir pirmininką Vydą, laimink chorą ir vadovę Ingą, vargonininkę Violetą, vaikų mokytojas Editą ir Martą, Švento Jono bažnyčios atstatymo fondą ir direktorė Vilija, sandorą ir pirmininkė Inga, transliacijų vadovą Arnoldą. Dėkojame visiems už jų tarnystę. Viešpatie laimink jų tikėjimą ir stiprink juos. Laimink ir saugok ir globok jų šeimas ir artimuosius. Laimink visus, kurie savo aukomis remia ir išlaiko mūsų bažnyčią. Dėkojame Viešpatie Tau per Tavo mūsų išganytoją ir Viešpatį Jėzų Kristų. Smagus Jėzau, taip pat Tau tai bus padėka ir šlovė. Ačiū Tau, kad Tu mums žodį davei, ir ne tik žodį, bet davei Viešpatie ir save. Ant kryžiaus mirti, kentėti. Ir palikai Viešpatie šventos vakarienės sakramente mums tos ženklus, kaip Tavo malonės, didžios malonės pernai. Kaip Tu dangaus mana maitina Izraelį, tai Tu dabar maitini mus savo kūnu, savo krauju sakramente. Viešpatie sustiprink tą tikėjimą, kad mes tikrai galėtume augti malonę, kad mes nebūtume Viešpatie tie parodomieji, tie vaizduojantis labai gerus krikščionys, bet kad būtumėm tie, kurie Viešpatie sekam Tave. Tai sunkus kelias, sustiprink Viešpatie, kad tas ėjimas, sekimas, savojo kryžiaus nešimas mums nebūtų per sunki našta, kad mes žvelgtume į Tave, į Tavo Golgotą ir išmoktume ir kantrumo, ištvermės, išminties, teisingų sprendimų. Palaimink Viešpatie ir šią mūsų parapiją, žmonės, kurie Viešpatie sugrįž pamažu į bažnyčią, duok Viešpatie žmonėms suprasti, kad be Tavo žodžio, be Tavo sakramento mes negalime gyventi. Todėl Dieve, maitink mus, stiprink mus ir išlaikyk. Už visus sergančius meldžiame mūsų parapijoje Viešpatie, kad Tu gydytum ir stiprintum kiekvieną. Dėkojame už pasveikusius ir meldžiame kitiems, kurie dar reikia Tavo pagalbos, kad Tu juos laimintum. Ir Edviną, laimintum Eleną, laimintum Viešpatie Reginą ir Eliką, taip pat visus kitus Viešpatie, kuriems taip reikia Tavo prisilietimo, Tavo malonės. Viešpatie pasigailėk visų. Palaimink Viešpatie ir tuos artimuosius, kurie šiandien prisiminė savo mirusiuosius, suteik jiems skaistaus tikėjimo, vilties ir pasitikėjimo Tavo žodžiu. Peržegnok Viešpatie ir palaimink šį surinkimą, palaimink mūsų kraštą, kuriame gyvename, palaimink prezidentą, vyriausybę, premjerę, visus Viešpatie, nuo kurių priklauso mūsų krašto gerovė. Laimink visus, kurie tarnauja Viešpatie mūsų labui šitų nelengvų išbandymų metu.
ypač už medikus, viešpatie meldžiame už policiją, už kitus žmonės, kurie tarnauja tam, kad mums būtų geriau ir saugiau. Dieve, apsaugok nuo viso pikto. Ir atitolink šitas negandas, kurios yra užklupusios pasaulį, kai žmonės viešpatie būtų atsakingi, žiūrėtų atsakingai, gerbtų viens kitą, saugotų viens kitą ir globotų. Viešpatie, pasigailėk mūsų ir padėk mums viešpatie šitą gavėnią praleisti tavo artume, išmintyje ir malonėje. To mes prašom per to milusų Jėzų Kristų, su tavimi šventąja dvasia, tegu šlovė ir garbė per amžių amžius. Amen. Viešpats Dievas išvirš tave savo veidu ir teisėto malonumus. Ir viešpats Dievas te pakelia savo ramybės veidą į tave ir suteikia tau savo ramybę, Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Aš čia dėkoju visiems, kurie šiandien patarnavo šiuose pamaldose, vargonininkai, Arnoldui už transliaciją, Ingai už giesmių vedimą ir visiems, kurie šiandien galėjote ateiti į bažnytėlę ir jeigu tokia viešpaties valia, toliau mes irgi tarnausime, melsimės. Taip pat šiandien surinkta 260 eurų ir 50 centų. Dėkoju visiems aukojusiems. Ir kurie aukoti taip pat ir netiesioginiu būdu per bankinę sistemą, šitos lėšos taip pat gaunamos ir nuoširdus ačiū, kurie tai daro arba atneša savo aukas savaitės bėgėje, prisidėdami prie parapijos reikmių. Na, kol kas yra ribojamas lankomumas, tai kiek šiandien esam daugiau nelabai galime rinktis. Jeigu žiūrėsime kitą sekmadienį, tai jeigu bus daugiau norinčių, reikės stoti eilę. Kada prieis eilė, tai į bažnyčią, nes esu sakęs, nes kitur, kai kur vyksta registracija, kada žmonės užsiregistruoja, registruoti ateina į pamaldus. Na, tokia yra tvarka, tokia yra dabar situacija. Tai kol kas pažiūrėsime, kaip čia žmonės lankosi. O dar aišku, jeigu bus ateis vienas kitas daugiau, yra galimybė antrame aukšte atsisėsti, ne salėje, tik ateit priimti komuniją, ten televizorius bus ir jūs irgi pamaldas galėsite stebėti ir jungtis kartu dalyvauti, jeigu bus daugiau negu galima, kad čia nebūtų spūsties, krūsties. Taigi, kitą sekmadienį įprastų laikų pamaldos 10 valandą, jos su šventąja vakariene. Ir tikimės, kad taip ir toliau bus. Taigi saugokim save, jei kas apsergat, čiaudit, kosit ar kažką, tai tokiu atveju sekmadienį meldžiatės namuose, bažnyčios nelankote ir stebėsite dar per Facebooką pamaldas, taip įsijungsite į tarnystę. Taigi linkiu sveikatos, Dievo palaimos visiems, stiprybės ir iki kitų pamaldų. Kol kas dar Biblijos valandos, tiesiogiai bažnyčia nevyks, galvojame apie konfirmantų pamokas, kadangi jų nėra daug, tai ten nedidelė grupelė gali susirinkti, galbūt nuo šeštadienio pradėsime tęsti užsiėmimus, bus pranešta, o kol kas kiti dalykai dar turės biškį palaukti. O šias pamaldas mes užbaigsime su jau pradėta, dar nebaigta 401 giesmę, paskutiniais 2 posmais Dievas meldžiamas karštai, nepaliaukim niekada melstis ir budėti. Sustojate tiesiog, sudėlokite.
žodį. Palaimos visiems. Iki.